Labas rytas, brangus draugai. Ir šiandienos Evangelija mums kalba apie sėjėją. Apie sėjėją, kuris išsirengė sėti. Ir sisėja. Ir yra dirba įvairi. Ir šalikelė, ir akmenuota, ir taip toliau. Tai kyla klausimas ir dažnai tenka girdėti iš įvairių žmonių. Dievas nepadeda, Dievo nėra, Dievas nekalba, Dievas pamiršo mane ir taip toliau. Ir tai labai dažnas įvairių žmonių pasakymas. Bet šiandienos Evangelija mums kalba apie tai, kad sėjėjas išsirengė sėti ir jis sėja visur, bet dirva yra įvairi. Ir vienur ta sėkla nukrenta tarp akmenų, kitur nukrenta nederlinga žemė, kitur tarp piktžolių nukrenta, kitur išauga, bet saulė nukepina, nes trūksta drėgmės. Tai yra viskas apie mūsų gyvenimą. Viskas. Visa šiandienos Evangelija yra apie mūsų gyvenimą. Ir labai gražus priegiesmis yra Aleliuja apie tai, kad laimingi, kaip ten dabar tiksliai nebepakartosiu, laimingi, kurie, kaip pasakyti, turi Dievo žodį ir jį išlaiko kantrumu. Tai apie tą kantrumą. Tai svarbu, kas yra dvasiniam gyvenime. Svarbu puoselėti savo dvasinį gyvenimą ir išlaukti, ir turėti kantrybės. Ir kaip nekartą esu sakiusi, kad svarbiausia yra ne tai, ką Viešpats duoda, bet tas didysis nuskaistinimas vyksta tuomet, kada mes norime kažko iš Dievo, kaip iš stebuklų lazdelės kokios, ne? Arba iš auksinės žuvelės. Va tą norą, ar ne? Tai ne, dvasinis gyvenimas yra ir didysis nuskaistinimas vyksta tol, kol man užtenka Dievo vien tai, kad jis yra. Fakto, kad Dievas yra. Tai čia kaip santuokoje, kai iš tikrųjų yra abipusis ryšys ir yra abipusis dalymasis, jau nebesvarbu, kad turi nustebinti kažkuo mane sutuoktinis. Gana vienas kitam fakto, kad esame vienas dėl kito dovanai. Pačio fakto gana. Bet iki jo reikia ateiti. Ir tai nevyksta pirmą santuokos dieną. Tam reikia nueiti ilgą kelią. Tai kažkas tokio, tik dar giliau, yra ir dvasinėme gyvenime. Turim nueiti ilgą nuskaistinimo kelią, kad būtų gana Dievo vien dėl Dievo. Ir ta dirva, tai yra didžiulė atsakomybė. Ir išties ne Dievas mus apleidžia, ne Dievas, kuris mums nekalba, negloboja mūsų, nelydi, bet pagalvokime apie savo dirvą. O šiandieną, būdama kelyje, per daug neišsiplėsiu, bendruomeniai šiandien susikaupimas, tai pasimelskite už mus, seseris, ir vykstu į Panevėžį. Tai norėtųsi užbaigti Jono Marija Vienėjaus žodžiais. Myliu tave, mano Dieve, ir vienintelis mano troškimas mylėti tave iki paskutinio atodūsio. Myliu tave, be galo meilingas Dieve, ir mieliau mirsiu tave mylėdamas, negu bent akimirką gyvensiu tavęs nemylėdamas. Myliu tave, o mano Dieve, ir trokštu dangaus tik tam, kad patirčiau laimę tave tobulai mylėti. Myliu tave, o mano Dieve, ir bijojau pragaro tik todėl, kad ten niekada nebus saldžios paguodos mylėti tave. O mano Dieve, jei mano liežuvis negali visą laiką sakyti, kad myliu tave, tai noriu, kad bent mano širdis tau tai kartotų su kiekvienu dūžiu. Ak, suteik man malonę kentėti tave mylint ir mylėti tave kenčiant
ir vieną dieną numirti tave mylint ir jaučiant, kad tave myliu. Ir kuo labiau artėju prie pabaigos, tuo labiau prašau tave padidinti mano meilę ir ją ištobulinti. Taip tebūnie. Tai amen. Ir čia buvo mūsų kartu malda. Viliuosi, kad mintis iš šios dienos ryto kavos kažkam prakalbino ir atnešė giedrumo, įžvalgos, padrąsinimo ir paguodos. Galite tai rašyti savo komentaruose, matau daug draugų prisijungusi ir uteniškių ir ne tik. Tai būkite visi pasveikinti nuo mūsų sesių ir te viešpaties paguoda, padrąsinimas ir palaima jūs lydi. Visiems sveikinimai. Aš dar be kavos važiuoju ir ten išgersiu pas seses. Sudie.